Sveiki, Aukštaitijos naujienų portalo ANLT skaitytojai, žiūrovai. Taigi prasideda vasara ir panevėžiečiai bei miesto svečiai vėl bus pakviesti susitikti penktadienį į čia miesto širdį Laisvės aikštę. Kasgi čia jūsų laukia, mes kalbame su Panevėžio kultūros centro renginių organizatorė Gerda Statkevičiūtė Gilienė. Labadiena. Labadiena. Taigi, gal pradėkime pirmiausia nuo atidarymo, kuris jau šį penktadienį, gegužės 30 dieną, prieš paskutinę pavasario dieną, ar ne? Taip. Kasgi laukia visų, kurie ateis į Panevėžio centrą? Tradiciškai jau 15 metų. Jau 15 metų struktūra lieka labai panaši, tai pradėsime nuo pietų su muzika, gros saksofonas. Tada visa programa prasideda nuo 16 valandos. Atsivers poilsio erdvė, ko dar nėra buvę. Ten bus interaktyvios ausinės, kur žmonės galės atsigulti ramiai sėdmaišiuose ir relaksuoti po darbų. 17 valandą prasideda edukacijų erdvė, edukacijos įvairios. Tai nuo bokso, netgi treniruočių, iki gestų pamokėlių. Taipogi bus vidinės gerovės namai, kur žmonės galės išsipiešti po darbų, pasižiūrėti, kokios jų emocinės būsenos, bus kvapai, kvapų terapijos. Tai labai įdomių edukacijų. 17 valandą pradėsime pokalbių ciklą. Monika Miniotaitė, Panevėžys Now vadovė, pristatys naująjį Panevėžio identitetą, kalbės apie jo svarbą, kaip galime mes integruotis ir panevėžiečiai, kaip galima tą identitetą, žodžiu, integruoti. Taipogi 18 valandą bus kitas pašnekovas, Ignas Bakėjus. Atvyks net iš Vilniaus ir praves jaunimui ir visiems svečiams, panevėžiečiams įdomią praktiką tiek su šokiais, tiek su motyvaciniais įkvėpimais. 19 valandą tada mes pakviesime visus persikelti į Senvagės amfiteatrą, kur mūsų laukia Jurgos Šeduikytės svajonių dirbtuvės, patyriminis koncertas. Tai vis Senvagėje, ne? Taip, Senvagėje, nes mes dar tą dieną turėsime net nuo 11 valandos gatvės krepšinį 3x3. Taip, ir 20:30 laukia kino centras Garsas, kinas Pietinė kronika. Tai kino Garsas bus įsikūręs kur? Tradicinėje vietoje prie savivaldybės? Taip pat irgi Senvagėje. Tai vat viskas persikelia į Senvagę po pokalbių valandos, 2 net valandų. Tai čia atidarymo diena. Taip. Kas mūsų laukia vasarą, sakykim, birželio mėnesį, liepą, rugpjūtį, kokios temos, kokie renginiai? Šių metų susitikime penktadienį pagrindinė tema yra emocinės gerovės stiprinimas. Tai ir visą laiką mes apie tai ir kalbėsim. Kviesim pajusti 5 pojūčius per kvapus, per skonį, per garsą, per prisilietimą, per vaizdą. Tai ir visos edukacijos į tai nukreiptos ir pokalbių valandos irgi yra apie tai. Kviečiami yra lektoriai, psichologai, įvairūs žmonės, kurie su tuo susiduria kasdienoje, kur pataria žmonėm, kaip būtent jaustis geriau, jaustis komfortiškiau ir kad tie darbai ir kasdienybė atsirastų balansas tame. Prasme, žmonės galės ne tik atsipalaiduoti, bet kažkiek ir gauti labai naudingų žinių, ar ne? Savo emociniai būsiniai pagerinti. Taip, toliau. Taipogi galim paminėti apie tai, kad kiekvienas mėnuo daugiau yra skirtas atskirom socialiniam grupėm, tai yra birželis daugiau skirtas yra jaunimui, tos temos yra pritaiktos daugiau jaunimui, liepa yra seniorams, o rugpjūtis šeimoms, vaikams. Tai yra, taip, ir atitinkamai yra pakviesti lektoriai, kad būtų tom socialiniam grupėm įdomiau ir naudingiau. Taip, ir kas dar įsijungia į bendrą tikslą? Ar Dūdų vasara išlieka, dar kokie kiti dalykai nauji, sakykime, kas laukia žiūrovų ir dalyvių? Tai Dūdų vasara išlieka. Taip, kaip ir sakiau, tas visas konceptas, jis lieka panašus, tai pietų su muzika, vietom dar bus ir 1 valandą pasirodymai ir popietė su arbatėle. Eglė Galiauskaitė atsivežė šitą edukaciją netgi iš Airijos ir pristatinės airišką arbatą ir žmonės vaišins. Taipogi ir pasirodys
mokyklų kolektyvai. Ir tikrai kviečiu, jeigu dar turite laiko, noro, galite prisijungti prie susitikime penktadienių su savo programa, su savo edukacijom, nes šitas renginys ir yra būtent apie bendrystę, apie tą ryšį tarpusavio. Laukia tikrai daug staigmenų, susitikime penktadienį nuo poilsio iki įvairių netikėtumų ir labai gerų ir filmų, ir koncertų, ir žvaigždžių. Nuo Jurgos Šedaikytės iki Ievos Zasimauskaitės, nuo Dominiko Vaitiekūno iki Baltojo Kiro. Kągi, belieka visiems tik tai palinkėti, kad nepražiopsokite būtent staigmenų ir naujienų ir kiekvieną penktadienį visą vasarą susitikime čia, Laisvės aikštėje. Taip, atsipalaiduoti, pabūti, kurti tarpusavį ryšį, draugystę, bendrystę. Labai kviečiu. Kągi, ačiū Jums, o žiūrovų laukiame. Iki pasimatymo Laisvės aikštėje.